aš jums pasakysiu pasaką, kaip iškepti duoną. Kitą kartą, bevaikščiodamas mišku, vilkas sutiko žmogų ir sako: klausyk, žmogau, šarkos tašką, kad labai gardžią duoną kepi. Duok ir man kriaukšlelę paragauti. Žmogus davė šarti žemę. O kai šarsiu žemę, ar galėsiu valgyti? Ne, tada reikės pasėti rugius. O tada galėsiu valgyti? Ne, reikės palaukti, iki jie užaugs.